Kelios dienos alkoholio ir vėl viskas sugadyta. Išderino vėl viską. Su jumis ir vėl anoniminių alkoholikų klubas. Na, Petrai, kaip jaučiatės be alkoholio? Sakau, jau ant tokio laikai daina, kad jau net namuose negali kurva gert. Petrai, na nejau nėra kitos veiklos. Aš dabar sakiau, ateinant į savaitgalį mergų prisivešiu čia kurva. Hebraus bus. Petrai, ir ką darysite? Balių padarysiu, pats negersiu, bet pristatysiu butelių šnapso, tegu geria, linksminasi pas mane. Manot, sugebėsit atsilaikyti alkoholio traukai? Na. Ar tik nebus taip, kad vėl policija su medikais trauks jūs aprėdę baltų chalatų, a? Iš mano namų įsivaizduojat, blėt, įsiveža mane, kurva, iš namų įsitraukia. Kurva, nieko nepadaręs, kurva, nei trupučiuko, nieko nepadaręs. Tik man kirvio užpiso, in petį. Tu, kurva, tokių anekdotų nematęs, kurva. O, ant proto susišvietė. Sakyčiau, švelniai pasakyta, kad kažkas taip sušvietė. Dabar turiu numerį 9 skaičių. Kitą kartą, va, taip dar bus, dar sakė, toks dalykas, pasuksiu, va, tu važiuosi iš labai toli su pažymėjimais rimtais vyrai. Tai jau susipažinai su vyrais, baltais chalatais? Aš kažkada pas juos dirbau tenais pas tuos vyrus. Kažkada prieš daug metų. Ar tikrai taip senai? Nu, kiek prieš daug metų, nu. Na, laikas gal ne taip ir svarbu, svarbiausia, kad yra kam paskambint. Tai va, važiuos tvarką padarys. Tokią tvarką padarys, kad pasibaigšia. Aišku, kad negėrė. Su sveikata sušlubavo. Įsijungsiu, kad iš to gerimo nieko gero tai kad ir nemiga pradėjo kankyti. Užsimės, laima. Jo, tik sukasi. Na, atvykau jūsų vėl patikrint. Tai kaip, Vytuk, jaučiatės? Čiužinio tik tai reikia. Na, čia kaip visada. Petrai, o kaip sekėsi jums susilaikyti? Petrai, tai gal šiandien jau darbe pasirodysit? Ne, dirbti aš nevarysiu šiandien. Supratau, tik nesupratau, kam pas Vytuką matrasą paėmė, jam dabar jo labiau reikia. Einais nachum ateis, neįdomus. Viskas, koma jau tau? Ne.